Jo, tai dabar mes turim 10:30, tai esam patikrinę apie pusę dalyvių parko. Tai dabar matote R5 automobilius, kuriuo važiuos Dominikas Butvilas. Tai va, patikrinimas iš tikrųjų prieš startinis jisai dažniausiai yra vis tik tai saugos įrangos. Ta prasme, kad nebūtų sėdynės kokios nors suskilusios, lūžusios, šalmai pažeisti, saugos diržai, kad būtų teisingai pritvirtinti ir panašiai. Tai mes akcentuojam vis tik tai saugumą, ta prasme, prieš startą. O po finišo tikrinsim jau tada tuos elementus, kurie gali įtakoti, ta prasme, konkurencinės sąlygas. Tai va. Iš esmės automobiliai yra apriboti techniniais reikalavimais. Tai bet kokiu atveju nebus kažko tai labai išsišokančio, nes jie vis tiek yra aiškiai aprašyti. Ta prasme, tarkim, jeigu kalbant apie šitą automobilį, tai irgi yra aiškiai apribotas oro įsiurbimas į variklį. Dėl to jisai negali tikrai išsišokti labai iš visų dalyvių parko, bet kaip ir bet kur sporte turbūt, neišvengiamai yra vieni galingesni, kiti silpnesni, bet tam ir yra klasifikacija, yra atskiros klasės, grupės automobilių ir jie varžosi atskirose klasėse bei grupėse ir įskaitose, kas yra Lietuvos čempionate. Tai va, tai iš esmės visi turi galimybės tam tikroji klasiai varžytis pakankamai vienodom sąlygom. Aišku, patys modeliai automobilių jie yra pakankamai skirtingi, bet iš esmės viskas įmanoma yra tikrai klasėje. Absoliučioje įskaitoje taip, dėja mes turim pripažinti, kad tokie automobiliai tikrai yra greitesni žymiai, tarkim, už Opel Kadett ar Opel Astra ar ten BMW. Tai va, bet savo klasėje ir Opelis lygiai taip pačiai gali varžytis dėl pergalės. Netgi čempionate Lietuvos.